Sveiki lietuviai. Ko, atvariau prie jūros pasideginti. O ką aš atvariau? Savo tvarkinga. Aš tau papasakot norėčiau apie dieną praleistą ne vieną su tavim. Šiandien papasakosiu tau apie tai, ką matau. Nu, o taip. Ne, iš tikrųjų ir 14 laipsnių da įšalta. Bet šiandien žad gerą šėlumą, tai sugalvojau nueiti Palungos. Jau buvau ėjęs, bet šį kartą noriu eiti dėl to, kada tik ta šiluma neįsibėgėjus, da žmonės nesėt paplūdimį, nes žiauriai įsudėtinga pro visokius moterų pležus eiti. Paskiau tos buobas ten žiūr. Rūškanas veidas. Nors nėra ko ten rūškanuoteis, ten po 100-200 kg. Tai, žodžiu, eint tokiu momentu, kad kuo mažiau žmonių, to man pačiam smagiau bus. Nes kartas reikia su vienu protingu žmogu pabūt gyvenime. Nu, bandom parepliuoti. Čia kuprėnį susidėjau 8 kg. O 8 kg iškortingaunas dėl to, kad bent jau 3 litrą vandens ein, baterijas, droną, powerbanką, biškį užkosti, nuobulti, da ko nors, ne. Tai o tai susided visą 8 kg, kol vandenį vės išgerus, 3 bus mažiau turbūt. Nu ko, lekam. Kas čia gol? Ruonis. Ak, savo, apgaila. Kažin, ar reik pranešti tarnybom čia kokio veito. Gal reik bandyti paguglinti, pažiūrėti. Sveiki, aš norėčiau paklausti, ar čia jūs reikia kreiptis norint, kad va pamačiau nugaišusį ruonį paplūdimyje. Jis čia jau pradeda pūti. Aha, tai yra apie kilometras nuo molo. Jo, aš iš vietos skambinu dabar. Jo, nugaišęs. Ir jau pradeda pūti, jau varnos mačiau renkasi, tai kad žinot, čia kvapo bus visko. Aha, ačiū jum, viso geriausio. Nu, vo, kaip gera. Iškart, sak, perdaus aplinkosaugą, bet jaučiu, šitai gol, nieks negalėjai paskombinti nieką, nes iškart, jeigu tim pasikartoti, nes skambučiai, aš kiek žinau, anai sako, jau pranešė, o čia jums gol, supovis svės varns jau lent prienu, nu, svarb susitvarkyti. Šioje erdvėje esantis, bet šioje pat
miestą ne vienas sudarėm. Šiandien papasakosiu tau apie tai, ką matau. Ko laiks? Smėlį biškį prasipordė. O! Nu, pakol kas netrien, kap vergžus, nes vidpadžius įdėjau, tokius ortopedinius vidpadžius. Ten galvaniai kažkom da biškį man pagelbės. Kas bijot eiti paplūdimiu, iš tikrųjų tai, nes ir nevein sakys, o čia paėjau kelis kilometrus ir labai jau klampę eit viskon, bet nerek bijot, rek biškį daugiau paeit. Aš kiek, jeigu gerą prisimenu, nuėjus kokis grina už karklis nuėjus, jau kap nėra išmindžiot smėlis, kur žmonių nelaba būn. Nes čia visokie į traktorė važiau, nu visko labai sunkia būn surastų kveit, kur ten ta kojinė klimtų. O nuėjus už karklis, aš kiek prisimenu, kad tikra buvau jau toks. Un skaits, tas smėlis ir ein labai puikia ir, ta prasme, per 4 valandas grubė gali nueiti iki tos Palangos atsipalaidavęs. Tai nerek biškį bijot savo duoti iššūkį, tai va, kiek tik pabandykit, kas tolėliau paeiti. Aišku, jeigu nesat pratinę eiti kokį 20 km, gal tad nerizikuokit, nes pusiaukelėje nei į to, nei į ton postai nebus kaip grįžti normaliai. Galvytint žuvelis prie laus. O čia nuostaugu ir. Ir darbo blėkis. Nu čia toks setups dava, kur daugiau akmenų. Aš ta žali flioris kažką nikap nesibaigs. Biškį keliasdešimt metrų švarę į vėlę fliorizėlį. Bet dabar akmenų nežinau, kiek šiandien bus. Bet to ar baigtis, paskiau to ar bus labiau kronti akmenys. Tad labai gražus garsas, kada kaip jūra per akmenys eina. Labai smagus garsėlis, toks raminantis. Įtenkeitesnis paplūdimis tikus, nes dabar keikas 6-7 km nuėjęs. Temps, aišku, neplėjantų einant, bet smagia, nežinau, smagia. Bet va, akmenukų turėm gerų. Kaip galinga, kaip mistiška atrodo. Čia kažkokie gruntinis vandenis. Gruntinė vandenis. Kažkur čia ir jau netoliai Olandų keporė. O ten žmogus tol. Un kraštą nežinau, jau matos. Bet labai fainė. Taip atrodo, kad ne Lietuvo būtum. Žiauriai gera.
Oi vielä kruonis. Tau praėjo. Nedito. Ikėja, čia toks Vitalijus skambina ir vėl radau šiandien ruonį paplūdimy. Jo antrą ruonį. Dabar prie Olando kepurės kažkur netoli. 8, iš esmės nuo molo 8 kilometrai, aš kai skaičiuoju kilometrų. Jo, nu bet čia prie Olando kepurės. Kaip sakot, jo ant kranto jau gerai, jau yra, ta prasme, toks mažesnis. Vitalijus Remėza. Aha, dėkui jums viso. Čia tą patį vėlėką atsiliep. Sako, a ir vėl ruonis. Sakau, ir vėl. Permas kliūtis. Ačiū, nie. Galvoju, kad čia bus baisiau. Kažkad buvau biškį sraunesnį, tai reikėjo čia gerą šoktelti. A, dabar. Na, bet gražiai. O, žiūrėk. O, kas čia žaltys. O, da viens, labai gražiai. Bet traunė, bėga. O, kodėl mūsų jūrų tokį nesūrį palyginus prieš. Aš tau upėlis visus reikalus pagadėm. Bet koks mums negers. A, žiūrėkit, kokį gražomą. Jau nuėjus nuklaipėts, atrodo, kad čia Havajus jėdam. Jūra švari, nebė jokių žolių. Coko fainė. Čia gal paprasta atvažiuot, gal ir sudėtinga, bet ruošis tai tikra geras jau. Nu ko, reikia biškį sustoti. Čia kažkur voto veituo ir tas Palacis ežers, draustinis. Nežinau, gal išeis droną pakelti, bet draustinius nežinau, o gal. Nu, bet pabandys nuskrėsti. Kiubulsiu jėsda, ko nors. Nu, vis dėlto vasarą gal reikia pabandyti kanopą įmerkti. Vandenį.
sugalvojau biškį basom pralėkti. Visai neblogs paplūdimys. Pailsėjau biškį. O kol kokių akmenų baisių atsiras, paskiau apsimausiu. Pats, kad nesmagė, va. Sau įdaviai. Na, pridėk čia nuvarkšai. O tai, kur paskombinau į ton 112, jau skombinau 2 kartus. Tai aš jau sulaukiau kokį 10 skambučių šanų. Aš į koordiną atsiunčiau. Ten iš kažkokio, iš gamtos apsaugos, iš da kažkur. Nu ten kiauri kažkokiai kelma dirba, aš nesuprantu. Tai dabar šitą kon tik paskombinu ir einam, sakau, nu vo, davė į nuronimą tau. Neėnam! Įduomė nei kon, sako, aš neron to roniaus. Nu tai sakau, kon, juk nenutimpiau aš to roniaus. Sakau, tur nutrauks, nufotkins net koordinaciją ir nu tokie atsilupintai negal. Įslust jam. Vis tik aš gal čia kokį jau 10-11 kartą tokį didesnį nei 20 km darau. Nu, ten po miestą visokių, ten po 15 km aš net neskaitau. Nu, bet tos patirtys biški man ten. Tai vieną iš tų patirčių aš prisimenu. Po antrą, po trečią vakščiojim, ką aptriusi, ką visas kuojais nutrynė. O jo, pansai! Nu, ikon, sodo kremą. Tad nusipirkau tus bėgiuk šortus, pradėjau be triusių varyti. Bet vienas iki su ta šurtas nutrynė. Tai dabar vis laik prišeinant, nu jau tenktant, sobinį išsitepsau su sudo kremu. O dabar įsivaizduojat, jeigu koks muni nedorėlis pagautų, kad rampanas nepatinka ir norėtų atimti žmonės nekaltybę. Tai bent jau didelis skausmo nebūtų, nes sudo kremas pasiteps. Nežinau, kur čia randus, bet matau vagonėlį, kažin. Nu, matau alaus ir, o kavos ir. Reikia biškį. Reik papeitauti. Tai turės kavėlis, bus labai gerai. O muzon šniokšt. Kavėlis. Dar iki tiltą nežinau, kiek lieka. Bet ir esu nuėjęs kažkur tai 17 km, taip. Max 5 gal jaučiu, nedaugiau. Bet svarbiausia kavėlis, nu kaip visuomet turau barą, nes jau jis nur apie šito, kad 300 kalorijų jau sudeginau. Laiks peitauti. Tilts. Išgelbės mumis į tiltą. Nu, aš ir šaunuolis. Atsigėriau kavėlį, savo tvarkingą prie laivoką. O be GoPro kameras išėjau, tai nesmė. Tai dabar vėlė, kad pliurbis turės grįžti atgal. O, asils. Nu, tikiuosi, nieks nenukali. Svarbiausia, kad pasom einu.
Dar reikėjo grįžti kažkiek, nu. Nors durnių į bažnyčią, mož, bet GoPro ir. O tai grožis. Kas norit, košis. Gold, kas per grožis. Nu, važiuokit į Egiptą, man taip atrodo. Gerą vakarą visi ponai ir ponios, su jumis šioje erdvėje esantis, bet šioje patalpoje nesantis. Tai gavos 11 kilometrų pasom į 12 kilometrų su patas. Aišku, per vės dieną čia biškai daugiau, nes aš ten iki to paplūdėmiaus ten niek neskaičiavau. Tai jau, nu ja, 11 į 12. Tai šiaip visko nuėjau per 4 valandas 800. Ne, čia vidutinis greitis, aš nuėjau per 4 kem 4. Nu, tai... Taip, sakykime, normaliai, nu, basum ėjau, grina, aš nežinau, kokius 8 kilometrus išvės, tik bridau per vandenį, tai apie visai nebloga. Nu, kon, dabar varysiu vienį vietėlį, kavos atsigerti, į Karmą. Karmą palongą čia užteltai ir iš karto aš ten turėčiau vasarą nemažą kartą pakoncertuoti, ten nuvarys kavėlis atsigerti, tai tada jau autobusėnį, tada į Klaipėdą vienumiai. Tai bendra kiek bus, aš tai nemesu, nes dabar šitą tai jau šiaip šiandien esu nuėjęs 2,5, nu tai buvo, pridėsiu jau dar 2 kilometrą. Bet dar kokiai 2-3 dasidės, tai šiandien bus visai nebloga. Ėjau dėl savo kaifą, pakaifavau, neskubėjau, nes dabar ir 3 valandas, o išėjau po 8, tai unteik atsipalaidavęs buvau. Nu, va to į norėjau, taip iškai nespausti savęs, kažkokėlį tepus. O, taip, pasismagyti. Nu, ku, geros dainos.